saulėto pajūrio, permaningai saulėto, bet vis tiek šilta, vis tiek norisi maudytis. Pasikalbėsiu šiandien ne apie maudynės su jumis, o apie tai, kodėl mūsų politikai linkę dirkyti lietuvių kalbą. Tai yra gimtąją kalbą. Kalbu apie tokį reiškinį, kuris oficialiuose raštuose jau prasimušė ne vieną kartą. Tai pavyzdžiui žodžio Rusija rašymas mažąja raide. Pirmoji tą berods pradėjo praktikuoti, gal aš klystu, buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė. Paskui įkandinijos tai daro Dainius Žalimas, europarlamentaras, dabartinis buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, ir toliau pagal sąrašą negaliu čia pateikinėti viso, nes tai netgi ir tingu. Aš turiu šitiems ponams tokį klausimą, ponams ir ponioms, ar kuo jie ten save laiko. Ką tai duoda politinėme lauke arba geopolitiniam lauke? Ar manoma, kad nuo to susigraudins, apsiverks Putinas arba bent jau Rusijos diplomatai arba Rusijos kariškiai ir paliks Ukrainą ramybei ir sumokės reparacijas? Bet kas turi savo proto, ne tik dirbtiniu intelektu bando vadovautis, turi puikiai suprasti, kad taip nebus. Aš žinoma norėčiau, kad Rusijos nebūtų visai, tikrai nuoširdžiai norėčiau. Bet aš vadovaujuosi ne sapnais, svajonėmis ir fantazijomis, o realijomis. Ir ypač taip turėtų elgtis politikai. Taigi, jeigu iš to nėra jokios realios politinės naudos, tai kurių velnių reikia ardyti gimtosios kalbos taisyklės. Juk visiškai aišku, kad tikrinis daiktavardis vienaskaitoje turi būti rašomas didžiąja raide. Kodėl tada šitie ponai nerašo mažosiomis raidėmis Šiaurės Korėjos, arba ten Afganistano su talybais valdžioje, arba Irano su išprotėjusiais mulomis? Kodėl ne? Tada būkite bent jau nuoseklūs, gal tada įvesite naujas kažkokias kalbos taisyklės. Tačiau šiaip jau manyčiau, kad politikai turėtų siekti savo politinių tikslų, taip pat ir tarptautinėse santykiuose, adekvačiomis priemonėmis. Ir kalbos darkyti nereikia. Tai tik tokia.